Brangieji, pradėjome įrašą. Jeigu bus tikę, ką šiandien kalbėsiu, bus inspiracijos, įkvėpimo, tai paleisime, kad tai statydintų Kristaus kūną. Tikrai, mes važinėjame čia į Alytų ne vienus metus. Kiek čia tų metų jau? Gal 10 kokių? Daugiau negu 10 metų. Jo, ir eina metai, bet tie ištikimieji, kurie paragavo taip, ką mes čia dėstom, ko mes tikime, jie yra, jie stovi ir ta ištikimybė visuomet yra apdovanota. Bet kokia ištikimybė? Va, aš apie ką noriu kalbėti, dabar tik tai pamačiau. Ištikimybė Dievui. Tai ištikima, sako, daug yra išmintingų žmonių, bet kur surasi ištikimą? Tai ištikimybė visur pravartu. Ir šeimoje ištikimybė, ir tarnystėje, ir darbuose visur, tu ištikimai stovi. Ne? Kartais, kodėl pašlyja ištikimybė, kartais tau atrodo, kad gal ar verta tai daryti. Pažiūrėkite į mokinius, kai Jėzus išrinko mokinius. Tai jisai pasakė sąlygą sekti paskui jį. Nes tuo metu tikrai judaizmas buvo ne tai, kad ten religija valstybinė. Visas Izraelis buvo teokratinė valdžia. Todėl toj aplinkoj priimti Jėzų, kuris buvo absoliučiai naujas skelbiantis, buvo didelė rizika. Ir tu tikrai turėjai prarasti reputaciją, draugus ir vietą sinagogoje, taip ir parašyta. O sinagoga buvo surinkimo vieta, kaip mūsų laikais, nežinau, klubas ne toks palyginimas, bet tai, kur leisdavo žmonės laiką sinagogoje. Todėl pirmi mokiniai, tos kartos mokiniai, tikėjai iš izraelitų, turėjo didelį iššūkį ir jiems reikėjo parodyti ištikimybę iki galo, iki pabaigos. Ir didelis būrys sekė Jėzų, bet kai atėjo sunkumai ir visa kita, vieni nesuprato jo žodžio, jiems pasirodė, kad tas mokymas mums visai nepriimtinas, kieti jo žodžiai, kas gali klausyti, minios pasitraukė, Jėzus paklausė, taip, gal ir jūs norite tada mane palikti? Ir Petras sako, kad kur mums eiti Viešpatie, turi amžiną gyvenimo žodžius. Tai va, ir jie nusekė iki pabaigos ir dėl to per jo atėjimą, per jo aplankymą, kai jis atėjo į savo tautą, jie gavo gyvenimo vainiką. Šlovės vainiką, kad jie išstovėjo iki galo, jie nugalėjo visus sunkumus. Tai va, brangiai, ir mūsų darbuose, kai mes esame su Dievu, pradžia tai dar nieko, nors gera pradžia pusė darbo, sakom, bet pabaiga svarbiausia, tai pabaiga svarbiausia, arba bent jau kažkokie svarbus, sakykime, derliaus tam tikro laikotarpiai, ką sėjai, vieną dieną pjausi, ir tai gali būti po metų, po 2, tu ką tu sėjai, ką dabar sėjai savo širdį, tai auga ir išaugs tai kažkada. Gal ta sėkla tokia mažutė kaip garstyčios grūdelis, bet jinai atneša didelį matomą vaisių visiems kitiems. Ir aš tikrai dėkoju, kad jūs esate su manim kaip vadovų šito darbo dvasinio. Ir nepaisant sunkumų, arba taip pasakysiu, kad su manim draugauti reiškia turėti problemų. Ir įvairiausių kalbų ir viso kito. Bet kai pradėjome eiti, taip ir einame. Šiandien jums parodyti ir pasakyti ir pasidžiaugti, kad mano pasirinkimai, visai neseni pasirinkimai, atnešė man tokią šlovę per pastarą savaitę arba keletą dienų. Aš praktiškai, nežinau, ar kažkas geriau yra rojuje. Gerai, aš čia galbūt perdedu. Bet stulbinanti artuma jo mane lydi, kuria čia naktį, kaip ir sakiau per pamokėlę, kai aš išleidžiu pamokėlę ortodoksinis tikėjimus. Ta pamokėlė man pasakė šventoji dvasia pasakyti. Ir kai aš ją išsakiau, dar kartą pripažinsiu, aš jaučiau, kad buvo trukdantis faktoriai. Aš kalbu ir matau, kad reikia tą aiškumą tiesiog atskleisti, parodyti. Bet po tos pamokėlės
kažkas tai ypatingo nužengė mes tą naktį, kažkokie išlaisvinimai parėjo. Aš iš ryto atsikėliau, vat kitoks žmogus, žinai, kai tu jautiesi, kad kažkas tai nauja. Ir jo artuma, vat visuomet su manimi, dabar kalbu, aš jaučiu jo artumą, suprantate? Aš esu jame, ne? Aš nieko daugiau nedariau, nepastiprinau maldų, nepasnikavau. Ir žinot, ką aš padariau? Aš pasirinkau. Supras, tavo pasirinkimas yra labai daug kas. Tavo pasirinkimas. Kai jis sako, viešpats mane paliko, jis tavęs nepaliko, tu jį palikai. Ne? O jis mane paliko, jis tavęs nepaliko, tu jį pametei. Ne? Tu jį pametei. Dabar kaip nepamesti Dievo, kaip nepamesti Jo? Šventą raštą reikia skaityti, super teisinga. Bet o šitam rašte reikia atsirinkti Kristaus žodį. Kristaus žodį. Ir pasilikti jame. Jeigu tu pasilieki Kristaus žodį ir gebi atskirti, kas yra Kristaus žodis, o kas jau nėra Kristaus žodis, kaip jis ir sakė, jūsų įstatyme parašyta. Tarsi atsiribodamas jis nuo Mozės mokyklos sako, jūsų parašyta įstatyme. O kas manęs klauso, o aš jums sakau. Ne? Mes matome tą atsiribojimo mokyklų. Jeigu tai viskas sumaišyta ir tu sakai, aš einu paskui Dievą, paskui Jėzų, tu eini paskui kažkokį žodį. Bet Kristaus žodis yra labai svarbus. Dėl kai jisai kalbėdavo, jis darydavo visuomet praktiškai įžangą. Tikrai sakau jums. Ir tai, kai jisai sakė, visuomet reikia tikėti. Ten turi prikabinti tikėjimą. Jis sakė stulbinančius dalykus. Ten reikia prikabinti tikėjimą ir pasitikėti. Ir tuo žodžiu maitintis. Bandyti suprasti. Ir tuo žodžiu maitintis. Taip. Pirma eilutė bus, jau čia kiek atvažiuoju, ją ir skaitome. 12 romiečiams, 2 eilutė. Romiečiams 12:2. 12:2. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio. Dar kartą patikslinu visiems, kurie stebite internetu. Čia nekalba, arba ten bent nekalbėjau apie tą pasaulį, kurį matome per teliką. Ne apie tą čia pasaulį kalbam. Ir beje, čia ne pasaulis yra, o amžius. Šitą eilutę. Ir kur yra amžius, aišku, apie tą judaizmo amžių čia kalbam, apie religinį tą tokį, suprant. Savo neprisitaikykite prie šito religingo amžiaus. Išeikite iš tos informacinės sistemos. Kol jūs joje pasiliekate, jūs niekada nepasikeisite. Jeigu jūs pripažįstat, kad tai viskas tikra ir reikalinga, ir amžina galbūt net, jūs niekad neišeisite iš tos vergijos, tų nuomonių ir to, kas jau turėjo būti greitai uždaryta. Gal jie turėjo šitą pasirinkimą. Neprisitaikykite prie šio religingo amžiaus, bet pasikeiskite. Kaip pasikeist, atnaujindami savo protą, savo supratimą, kad galėtumėte ištirti, dėmesio šito žodis ištirti, reiškia tyrinėti, būkime tyrinėtojai. Tai ne dėl to, kad tu gausi daug žinių, tai tau be galo svarbu. Ar tu žinai, kad visokia informacija nori brautis į tavo dvasią, ketinasi į tavo dvasią, daug įvairiausių, sakykime, dėdėsiai, dvasių. Nes nėra nei vienos religijos, už kurios nestovėtų dvasia, nei vienos interpretacijos, jinai nebūtų jinai nebūtų sėkminga. Reiškia, už tų idėjų stovi dvasios. Jeigu tu neištyrinėjai, ar visa tai, ką tu girdi, yra teisinga ar neteisinga, tu esi dalinis. Tu ir vieno klausai, ir kito klausai. Galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Kodėl aš pradėjau nuo šitos eilutės? Kažkada užvakar, man atrodo, vakar užvakar. Man Viešpats pasakė taip. Nesek tų komentatorių pavyzdžių, kurie už bet kokią interpretaciją iš karto prikabina žmogui pasmerkimą arba išgelbėjimą. Taip?
Sako, va tas ir tas moko taip, jisai tikrai į dangų neateis. Net sako, va, šitas Billy Grahamas kažkur pasakė, tikrai vienam interviu jisai pasakė, kad kiekvienas žmogus, kuris gerai gyvena tenai, teisingai elgiasi, jisai tiki Dievu, jisai sako, yra Kristaus kūne. Nu, kažkoks absurdas pasakytas, taip. Ir iškart visi etikėtė, jis į dangų neateis. Dabar, kas tu esi? Kas tu esi? Ar tu čia ekspertas esi? Tu čia įleidi dangų, ar kas čia įleidžia dangų, ne? Ane, toks pilypas iš Kanadų, čia stovi prie durų, dabar aš čia įleisiu tave, tavęs neįleisiu. Na, tavo tušti žodžiai. Ir man Viešpats sako, yra žmonių, kurie įtikėję, dėmesio visose denominacijose, įtikėję, myli Dievą. Myli Dievą. Aš dabar kalbu įtikėję, kad atgimimas atėjo, kad jie domisi Dievo dalykais. Taip? Bet jų gyvenime tiek daug to, kas nėra iš Dievo. Tiek daug to, kas yra tik, gali būti iš priešiškos dvasios. Tada mes suprantame vieną dalyką, kad yra jo valia ir daug kas gyvena geroj valiui, priimtinoj valiui. Jis gyvena visą gyvenimą priimtinoj valiui. Bet aš jūs šiandien metu jums iššūkį. Ieškoti tobulos Dievo valios. Amen. Nes tobuloji valia yra mūsų įsipildymas ir mūsų laimė. Dievas pašaukė mus, kad mes būtume laimingi. Čia mes turime sesę. Ką jinai tik tai nesugeba. Jinai yra mechanikė. Jinai tikrins mano mašiną dabar po susirinkimo. Mechanikė yra, jo, jinai patikrins ten apie visas pakabas, nusimano, kaip ten veikia šitie vairo stiprintuvai, man aiškino viską, kokią ten technologiją, ne? Jinai yra mechanikė, ne? Keista, ne? Jinai yra muzikantė, ne? Muzikos mokytoja. Jinai yra pedagogė, ypatingų poreikių moko, tai yra super kantrybę turi, ne? Ir jinai dar taip pat nusimano apie mitybą. Apie mitybą jinai gali papasakoti, koks vitaminas ką daro, kaip iš žilų plaukų gali pavirsti į normalius plaukus, ką reikia užkasti, pavalgyti. Na, žodžiu, nu va, mes turime tokį vat žmogų. Amen? Va, ir aš džiaugiuosi, kad jinai įėjo į karalystę ir pateko į šitą mokymą. Jinai bando tai suprasti. Tai nėra lengva, nes tos bendros opinijos yra tokios stiprios, todėl jinai stengiasi tai įsigilinti, analizuoti. Būkime analitikai. Taip? Ne kiekviena dvasia tikėkite, ištirkite dvasias, ar jos yra iš Dievo. Bet dar kartą sakau, yra tai, kad mūsų gyvenime gali būti kažkuo tu tiki, nors tai nėra Kristaus tikėjimas. Bet svarbiausia, pagrindiniuose dalykuose mes sutampam. Jis atėjo dėl mūsų, jis atėjo dėl mūsų nuodėmių. Jis buvo nužudytas dėl mūsų. Ir trečią dieną jis buvo prikeltas. Ir visą tai pagal raštus, sako Paulius. O tuo mes tikime. Ir pakanka, kad tu perimi į Viešpaties pusę. Perti į Viešpaties pusę. Todėl aš nenoriu būti su tais, kurie dėl kažkokių ten žmonių, kurie net atvirą kažkokią ereziją skelbia. Jeigu mes pasigilintume, tu pašiurptum, kiek šiandien yra melo bažnyčiai. Kažkada aš išleisiu pamoką apie Darbio klaidžiamokslį. Jonas Nelson Darby. Klaidžiamokslių, kurių mes tikime, kad tai tiesa, bet tai klaida absoliuti, aš galėčiau įrodyti. 90% bažnyčios mūsų evangelinės tiki tuo melu. Ir tai yra melas. Tai yra klaidžiamokslis. Pradeda apie tą bažnyčios paėmimą. Klausiau paskutinės studijas, ne? Žmonės, kurie sako, iš kur jie tai ištraukė. Šitai idėjai apie bažnyčios paėmimą nedaugiau 200 metų. Visa bažnyčia per šimtmečius neminėjo, jokiam tikėjimo išpažinime nėra to paėmimo. Bet mes šiandien gyvenam su to paėmimu, laukiam to paėmimo ir 1000 metų praeis ir paėmimo nebus. Nes tai yra išgalvota. Ten nebuvo paėmimas numatytas, ten buvo numatytas surinkimas.
Aš tai kaip pavyzdį pateikiu. Ir mes tikime tuo. Ir autoriai šitų idėjų, jų nėra, bet idėjos pasiliko. Ir tą programą jie žmonės. Ir sako, klaidžiamoksliai ten neateis, į karalystę ir tie, kurie skleidžia klaidžiamokslį. Bet aš nenoriu dabar taip teikti. Aš žinau, kad jie myli Dievą. Apgauti, bet jie myli Dievą. Jie nuoširdžiai klysta, nepiktybiškai ir panašiai. Taigi, aš paleidžiu tokį momentą. Tai kas tada su jais yra? O kas su jais yra? Jie gyvena priimtinai Dievo valiai. Jie neragaus visų gerybių. Sako, kas nugali? Tas ragaus paslėptos manos. Kas nugali? Kas iki galo laikosi mano darbų? Ane? Nugalėtojas paveldės viską, pasakykite amen. Nugalėtojas paveldės. Ką nugali nugalėtojas? Vat ką jis tai nugali? Čia ne fizinė kova, ne grumtynės fizinės. Ką nugali nugalėtojas? Arba bent tuo metu, ką jie turi nugalėti. Nugalėti turėjo būtent judaizmo idėjas. Čia vienintelis priešas yra. Vienintelis priešas buvo Jėzaus. Šventoji dvasia man, kuri čia dieną, aš skaitau tokį tekstą, kad jis buvo paimtas Dievo didybės dešinėn ir laukia, kol jo visi priešai bus paminti kaip pakojus po jo kojomis. Man šventoji dvasia sako, pažiūrėk į žodyną, ką reiškia priešas. Ir žinot, ką aš ten atradau? Priešas reiškia, tai tas, kuris nekenčia. Jis nieko kito nedaro, jis tik nekenčia. Ir kai Jėzus atėjo, artimieji jo nepriėmė, tauta jo nepriėmė, jo nekentė. Ir todėl jie yra priešai. Kitaip pamatyk tai. Ir kas nugali, ką nugali, va tas idėjas nugali, kurios senovė yra. Ir ta senovinė idėja, paimkime tai labai aiškiai, ta senovinė idėja, jinai yra antikristinė. Jinai nepriima Kristaus, nepriima naujovę, kurią Dievas jau tuoj turėjo atidaryti. Nu ne tuoj, po 40 metų. 40 metų jie turėjo pasodinti šitos naujovės sėklas. Petras turėjo pasodinti izraelitų stovykloje, Paulius turėjo pasodinti visam pasauliu likusią. Naujovės sėklas. Ir todėl tas, kuris įsitvirtino naujovį ir nugali tas idėjas, joms nepasiduoda, jisai paveldės viską. Negali. Taip, aš sakau, daliniai gali būti Dievo valiui paveldėti truputį džiaugsmo, truputį kažkokio atsakymo, stebuklą, kuris per 10 metų vienintelis. O, jie atsimenu, prieš 10 metų jis mane aplankė. O kur dabar? Ir aš tau pristatau gyvenimą. Gyvenimas tobuloj Dievo valiai. Tobuloj Dievo valiai. Aš jums pasakoju, bet mano toks patyrimas, aš jau ne kartą pasakoju, bet aš dabar vėl jį atsimenu. Kai aš jaučiausi toks kažkaip tarp tų idėjų vienišas ir tikrai atrodo, kad aš vienišas esu. Ir aš ėjau Algirdo gatve prie Meksikos restorano. Meksikiečių. Ten mane visuomet aplanko praktiškai. Aš ir už tai noriu pasivaikščioti vakare išėjęs. Ir dėmesys ant manęs. Ir aš kalbėjausi su šventąja dvasia ir kalbėjausi su Dievu ir sakau, Dieve, kaip čia yra? Aš toks pamestinukas. Va taip, žinai, kalbėjausi su juo, sakau, Dieve. Ir girdžiu šventoji dvasia sako, Kastyti, tu esi garbintojas. Kokių garbintojų jisai ieško, kuri garbina dvasioje ir tiesoje. Tiesa, kai tu priimi tiesą, nors tu ir vienas būsi, prieš 1000 žmonių, bet tu priimi tiesą. Tu priimi tiesą, tu esi pasyvus garbintojas. Neaktyvus, nešokinėjai, nešlovini, bet tu viduj garbini Dievą. Ir aš tarsi girdėjau, už tavo šitą pasirinkimą, tu gausi atlygį. Tu gausi atlygį. Kurią čia dieną aš meldžiau, sakau, Dieve, mano gimtadienis tuoj bus. Aš noriu iš tavęs dovanų, aš noriu būti laimingas gimtadienio dieną.
Vakar, kai aš dėčiau tą pamoką, aš nežinau, aš buvau tiek priplaukęs ir dabar priplaukęs. Aš dabar kalbu ir ant manęs kažkokios srovės eina. Eina srovės ant manęs. Ir sako, viešpats man kalbėjo, sako, Kastyti, tu tik atsistoji dabar ant teisingo kelio. Tu dabar eisi į upės pilnatvę, gyvenimo upės pilnatvę. Nes tu pasirinkai, aš tai sakau, pasirinkai, nepaisant kovų, kokios tai būtų vidinės kovos, tu pasirinkai stovėti Dievo tiesoje. Stovėti Dievo tiesoje. Stovėti Dievo tiesoje. Ir tada tu jauti tokį gynybą, tu jauti tokį užnugarį, kad visas dangus yra už tave. Ramybė stulbinanti. Ramybė stulbinanti. Niekas tavęs negazina. Nei finansiniai iššūkiai, nei santykių, nei darbo kokie dalykai, nei emociniai kažkokie, arba atakos ten demonų. Tavęs niekas negazina. Tu esi drąsus jame. Jis stovi už tave, jis tave drąsina. Tu esi mano tikras garbintojas. Kaip ir Jėzus drįso pasakyti, aš žinau, kad tėvas visuomet mane girdi, nes aš visuomet darau tai, kas jam patinka. Jis visuomet girdi. Man reikia ten šaukti, rėkti ir jis, ką pasakysiu, pam ir atėjo iš karto. Ką Jėzus sako savo mokiniams? Jeigu jūs pasiliksite mano žodį. Ne? Jis pateikė pavyzdį taip pat apie vynmedį ir šakelį. Aš esu vynmedis, jūs esate šakelis. Jeigu pasiliekat manyje, mano žodis, jūs esate vynmedė kaip gera šakelė. Tėvas pataiso tą šakelę, kad duotų daugiau vaisiaus. O jeigu atsiskyrėt nuo manęs, jūs nieko negalite nuveikti. Iškai jūsų darbai be manęs. Jūs darote kažką, bet nėra jo veikimo. Ne? Kaip sausa šakelė, kurią nukertama ir įmetama į ugnį. Bet jeigu pasiliekat manyje ir mano žodžiai pasilieka jumise, jūs ką be paliepsite, ko be paprašysite, aš padarysiu, sako Jėzus. Čia yra susiderinimas. Tu gali pasnikauti kiek nori, 40 dienų pasnikauti, melstis dienų dienomis, lankyti bažnyčią, visą kitą, bet geriau pasirinkti, geriau padaryti sprendimą, aš noriu tikėti tavo žodžiu. Ir tai, jeigu pamokos neklausėte, aš tikrai rekomenduoju paklausyti pamoką. Ortodoksinis tikėjimas. Mano tikėjimas, aš sakau, patikrinau save, ar mano tikėjimas atitinka tą pirmą tikėjimą pirmų krikščionių, tą autentišką, tą tikrą, nepadirbtą, ne kokios ten katalikybės prikurtą ir kažkaip išdarkytą, ne? Arba dar kokį nors idėjų, bet tikrą, autentišką, tai aš vadinasi ortodoksinė. Ortodoksinė reiškia tikra. Aš pasakysiu. Preteristinės interpretacija. Kas yra preteristinė interpretacija? Preteristinė yra tikėjimas, kad tai, kas buvo pažadėta, tai, ką Jėzus kalbėjo, tai ir išsipildė. Nes ne tik tai jisai sakė, tai ir tai bus, bet jis pasakė, kada tai bus. Ar girdite, vaikai? Kada tai bus? Dar ir pasakė, kaip tai įvyks. O kaip įvyks, vienas atsakymas yra, turėjo įvykti nematomai. Tu negali to matyti. Karalystė ateina nematomai. Viskas ateina nematomai. Tik tai dvasiniam akim tu gali matyti to laiko, pajutimą to laiko, ne? Žmonės va taip stovėjo, kaip niekas nieko, ne? Dviese malė girnomis, viena buvo paimta, kita palikta. Kur paimta? Nieks neskrydo, toliau malė girnomis. Jos dvasia buvo įtraukta į eklesiją, į bažnyčią. Nematomai niekas. Kaip ir Jėzus sako, išeis angelai ir surinks mano išrinktuosius nuo žemės pakraščių. O tas surink žodis yra sinagogai. Iš yra sinagoga. Kas yra sinagoga? Surinkimas į vieną vietą. Jie bus surinkti. Viskas. Jie toliau savo dirbo, ką jie dirbo. Nauja kokybė. Mes esame sujungti su viešpačiu. Čia dar viena iliustracija yra jungtis, tai yra santuoka. Sujungta per amžius Dievo tauta. Gerai, tai esmė ta, šitos eilutės, ką mes skaitėme, kad mes galime gyventi visą gyvenimą
ir taip ir nepasiekti tobulos jo valios. Taip, tu esi kažkiek gyvas, kažkiek kažko patiri, bet pilnatvės dėja. Skaitome 23 psalmę. Šimtametinė skaičiau psalmę. Ta eilutė, kad kažkas tave lydės nuolat. Apie tą lydės ir noriu pasakyti. Tave tikrai kažkas tai persekios, kai padarai teisingus pasirinkimus. Tau nereiks nieko net kviesti, tave persekios. Atsiminkite dar tą eilutę, gal nuo jos pradėkime. Pakartoto įstatymo, man atrodo, 3 eilutės paskaitom. Tada pati mintis. Po to čia ateisime. Pakartoto įstatymo 28. Man atrodo 3 eilutės. Jei atidžiai klausysi viešpaties savo Dievo balsų ir vykdysi bei laikysi visus jo įsakymus. Ta prasme, tu būsi atsidavęs nuoširdžiai, tu norėsi jo valią vykdyti. Tai? Tada ateis pasiekmė to dalyko, tavo pasirinkimo. Tai nebūtinai, kad tu tiksliai padarėjai viską, bet tu savo širdį nukreipiai. Aš noriu įtikti Dievui. Taip skaityk. Kuriuos aš tau šiandien skelbiu. Viešpats tavo Dievas išaukštins tave virš visų žemės tautų. Čia aišku kalbama visai Izraelito tautai, nes buvo kolektyvinė atsakomybė. Jeigu jūs mano tautą susiderysite su manim, išmesite lauk kitus dievus, stabus įvairiausius. Ne? Jūs būsit mano garbintojai. Aš jums pažadu. Susilauksite atsako iš dangaus. Jūs būsit išaukštinti. Ir toliau. Visi šie palaiminimai ateis, dėmesio, pasivys. Ką reiškia pasivys? Persekioja iš tave. Tu eini ir tave kažkas tai persekioja. Ja? Tu negali pabėgti nuo to, kas persekioja tave. Visi šie palaiminimai ateis ir pasivys tave, jei klausysi viešpaties savo Dievo balso. Ir šiais laikais mes galime čia užaštrinti ir religiškai pateikti ir sakyti, nu tai va, aš reiškia neklausau. Aš noriu jums pasakyti, mes visi esam, statusą turim tokį, mes paklusome jo balsu. Kai atėjo Evangelija į tavo gyvenimą, aš jau 40 metų stažas, pavasarį bus 40 metų, kai aš įtikėjęs esu. Gal daugiau žodį tą, ne tai, kad atgailavęs, nes atgaila pas mus apsižliumti ten, kažkaip apraudoti savo ten nuodėmes. Taip, mes apraudojam tas nuodėmes. Bet daugiau atgaila yra pasirinkimas arba įtikėjimas. Tau sako kažkas stulbina, čia neaišku, stebuklingo kažkokia informacija stebuklinga, bet tu sakai, aš tikėsiu tavim. Kaip toje giesmėje, kurią giedame. Aš tikėsiu tavim. Tavo kryžiaus galia, taip? Aš tikėsiu tavim tavo kryžiaus galia, tavo kraujo jėga. Aš tikėsiu. Nors mano protas nesupranta, bet aš tikėsiu viešpatie tavo žodžiu. Ir kaip mes taip suprantam šitą kryžiaus patikėjimą, lygiai taip pat vyksta ir su kitais pažadais. Lygiai taip pat vyksta, kad Jėzus kalbėjo, sako, tikrai tai įvyks šioje kartoje. Jūs pamatysite, šitas pasaulis, šitą laikotarpis bus uždarytas. Ir aš ateisiu kaip karalius į karalystę ir atversiu naują laikotarpį, naują puslapį Dievo kūrinyje. Ir tie, kurie patikė, jie daugiau nieko nelaukia. Jeigu tai, kas buvo pažadėta, įvyko, tai įvyko. Dabar laukia tik tai Dievo gerumo.
Jokių baimių. Tu išsiprogramuoji iš tų programų. Nelaukia nieko baisaus. Tave net politiniai įvykiai pasaulyje tavęs negastina. Atsimint, kiek mus gazino. Oi, tai čia bus badas. Žinau, prieš 3 metus. Mano net vaikas prisipirko ten visokių ten makaronų, ko jis ten pasidėjo dabar iki šiol ten virtuvėje yra maišai, nežinau, gal sugedo jau. Badas bus, sako, pirkite tos visus konservus ir panašiai. Ir tikrai, pranašai dar pradeda pranašauti. Tai paskutinių laikų žinia, jis to ateina. Badas bus. Jokio bado nėra. Gąsdinimas. Karas bus, mūsų užpuls. Putinas mūsų užpuls. Puola ir neužpuola niekaip, ne? Atominis karas bus, taip ir nieks nevyksta, ne? Čia, kiek tų baimių yra ir mes visi, tai paskutiniai laikai, tai paskutiniais laikais bus. To siaubo visuomet buvo. Tai tie žmonės išgyveno dėl to, kad teliko neturėjo. Ja? Aš kalbu apie tą ramybę, vidų ištikrintumą ir drąsą jame. O mūsų įvykiai mūsų gyvenime kokie vyksta. Kažkas kažką pranešė. Man čia bankas dabar atsiuntė, išpažinsiu, bankas atsiuntė, kad jis man neleidžia pratęsti kreditinės kortelės, kurią aš naudojuosi ir buvau toj skoloj. Bet prieš tai beje aš sakiau, Dieve, išvesk mane iš skolų. Aš pradžioj nervavausi ant to banko, bet sako, Viešpats, prašai, kad išvesiu skolų. Ne? Ir sako, tu dabar turi sugrąžinti ten 5,5 tūkstančių. Aš sakau, mama mija, iš kur čia kaip? Ne? Ar ta žinia tau gera yra? Ne, tai pilna. Dieve, ką mes dabar darysime, ne? Ne? Aš neturiu tiek pajamų, kad dabar atiduočiau to 5,000, ne? Tai yra bloga žinia, arba gąsdinanti žinia, bauginanti žinia. Bet tu tada gūdiesi Viešpatyje. Dieve, tu mano gelbėtojas. Dieve, tu mano gelbėtojas. Ne? Tu turi mane paguosti. Ir ateina ramybė, užtikrintumas, viskas pradeda dėliotis. Ne? Arba dar pripažinsiu, kad gavome sąskaitą už šiltą vandenį. Virš 1000. Atėjo viena patikrinti kažkada, tai patikrino skaitliukus ir ateina po mėnesio. Jūs skolingi 1000 už šiltą vandenį. Iš kur tai? Sako, jūs nemokėt nuo tų metų. Aš visai nesupratau, nes mokam ar nemokam. Žinai, kad ten automatiniai sistemai, ten aš neregistravau, virš 1000. Tai va, iššūkių labai daug yra, ne? Ir kai kas tavo gyvenime atsitinka tarsi bloga, bet išeina į gerą. Vakar po šlovingo susitikimo, reiškia virtuvėje, pas mus virtuvė su studija sujungta, ne? Iš virtuvės žiūriu ten į studiją, o studijai pakabinamos lūpos, ištempiamos lūpos, tokia, žinai. Toks puslė tokia, su vandeniu. Kaba, tai puslė, žinai, ten gali daug atlaikyti, kibiras kažkiek. Vandenėlė. Aš pagalvoju, jeigu ten dar pajudisiu, šluotą pajudinu, jis ten kunkuliuoja, pajudinsiu, viskas išsipils, kaimynai užlieti bus. Uždegiau šviestuvą, kuris ten yra paslėptas, kurio mes niekada nenaudojam, ten senai jau ten tie visi yra dalykai, mes tik nematėm to. Ir kažkaip žmonės sako, gal viskas išeis į gerą, nes draudimas turės sumokėti už visas pakabinamas lubas. O gal ta suma ir bus padengti už šiltą vandenį. Apsme, supranti, mes kaip gal, kaip čia, Dievas žino, ne? Reikia sumokėti mokesčius, sako, tenai sumokėti šventyklos mokestį. Eik ten, Petrai, užmesk meškerę. Ten viskas yra, visi mokesčiai yra žuvies burnoj. Ne? Čia yra toks gyvenimas. Kai tu gyveni pasitikėdamas juo, tu neįsigasti, bauginančios ateina žinios, bet tu sakai, Dieve, ašgi nebe Dievis, aš dievotas. Dievas su manim. Dievas mano pusėje. Dievas nori man padėti. Pasitikėk juo, sako raštas, ir jisai veiks. Pasitikėk juo, ir jisai veiks. Bet tas užtikrintumas,
Dėmesio, tas užtikrintumas jo ir tai, kad jis eina paskui mus ir mums padeda, yra dėl to, kad mes savo širdį sakom, aš noriu susiderinti su tavo valia, Dieve. Aš noriu pažinti tavo tobulą valią, aš noriu būti tavo garbintojas. Tiesoj, aš tiesos noriu, tikrovės, ne iliuzijų, kurias aš ir buvau ir pats dėsčiau, kas praėjo, akivaizdžiai praėjo, pagal raštą tai neveikia. Kaip pasenusi sutartis. Tu negali ateiti su pasenusiu sutartim ir kam nors badyti, čiagi sutartis. Taigi sako, data jau paseno, tai neveikia jau. Ne, kaip, turi veikti, neveikia. Aš pasniką paimsiu, nepadės, neveikia. Aš prasimelsiu, prasibrausiu, prasilaušiu, padėkit bažnyčią, neveikia. Palik ramybė. Paimk kitą sutartį, naują testamentą, naują amžiną sutartį ir paimk ir ten operuot. O tai veikia. Ir kai tu tuo tiki, kas veikia, kitas gyvenimas, tai pradeda veikti. Vis pirma, superinė ramybė ateina į tavo gyvenimą. Palaima. Baimių nelieka, nei doktrininių baimių, nei politinių baimių, apskritai jokių baimių nelieka. Ane? Taigi kažkas tai pasivys tave, taip? Kažkas pasivys tave. Ir tavo gyvenimas tampa taip, kad apstu įvairiausių atsitikimų. Apstu atsitikimų gerų yra tavo gyvenime. Eina savaitė ir pilna visko. Va, sesė irgi, jinai įstojusi šitą mokyklą, jinai garbintoja taip pat dvasioje ir tiesoje. Stebuklai vienas po kito vyksta. Jie persekioja tave, tu niekur nepabėgsi nuo jų. Tau nereiks nei jų kviesti, jie patys ateina. Sako, priešam šaukiant, aš atsakysiu. Jau ne kartą paskui būdavo savaitės, aš tik pagalvoju apie kažką, skambina ir tą pačią temą kalba. Amen. Ir čia yra Dievo karalystė, čia yra veikimas. Ir tu matai Dievą taip artimai. Tu pažįsti taip artimai. Daug yra dalykų, kur tu negali tiesiog kažkokių tai dvasinių patirčių tu negali perduoti, bet tu pats žinai, kad čia yra Dievas, jis tiesiog tave apgaubia. Tu esi, kaip čia vienu žodžiu, laimingas. Tu nesupranti, kodėl tu laimingas. Kol tu sakai, šventoji dvasia ir iš karto ant tavęs. Va tik tiesų, šventoji dvasia savo mintise, iš karto ant manęs debesys. Ir aš taip nepažinojau dar šventosios dvasios, kaip dabar pažįstu, per pastarį mėnesį ir kažkaip. Aš jums sakau nuoširdžiai, kaip Dievas mato. Aš taip nepažinojau mano Dievą. Aš taip nepažinojau jo Evangelijos. Kažkokį briedą skelbė. Dalinai aišku. Dieve, viskas daug šviesiau, daug gražiau. Tavo pažadai tokie puikus ir nuostabūs. Žinai, kai kažkas tau žada kažkokias pasakas, o po to sako, neturiu dabar galimybės tai padaryti. Tai čia žmogus, jisai pažada kažką ir negali padaryti. Aš kažko pažadėjau, kažką negaliu padaryti. Čia žmogus pažada. Bet jeigu Dievas sako, sako, jūs džiaugsitės tuo, ką aš sukursiu. Jūs džiaugsitės, jūs tai matysite. Jūs spindėsite iš džiaugsmo, ką aš sukursiu. Nes šitą miestą, Jeruzalę, aš sukursiu jūsų džiaugsmą. Ir tame mieste, kai tu įsitaisai, kas yra miestas, yra apreiškimas, yra tam tikra teritorija dvasiui, kurioje nėra nieko nešvaraus. Nieko nešvaraus nėra. Įdomus pastebėjimas vieno, klausiau irgi studijas įdomias, kad 21 ar 2 skyriui, 21, sako, išmatuok Jeruzalę. Ir išmatavo, viskas buvo keturkampi. Ir atitiko visus matmenis šventų švenčiausiusius. Nes šventikla, kuris stovėjo žemėje, ypač palapinė,
turiu omeny, jinai turėjo 3 dalis. Viena dalis išorinis kiemas, kita dalis yra šventoji, kur įeina kunigai, ir trečioji dalis šventų švenčiausiai, į kurią įeina vieną kartą vyriausias kunigas. Ir tai pirma pats apsivalo, po to atnašauja už tautos nuodėmes. Hebrajams laiškas sako, kol dar stovi šitą matomą palapinę, arba jinai pripažįstama, kelias į tikrą, sako, šventoji dvasia sako, kelias į tikrą dar yra uždarytas. O stovi šitą ir pripažįstama, kad čia viskas regima, dar svarbu, kelias uždarytas. Bet sako, mums jis atvėrė kelią į tenai, per jo kraują, per jo kūną, per bažnyčią, jis atvėrė kelią tenai, iš šventų švenčiausių, kur tuo metu, sako, kaip pirmtakas jisai nuėjo. Jėzus įėjo ten kaip pirmtakas. Ir yra viltis, kad ir mes aną dieną, kai jinai atsivers, o ta diena atsivers per Viešpaties dieną 700 metais, atsivers, mes visi įsitaisysime tenai. Taigi, Jeruzalė yra taip pat šventų švenčiausia. Tai yra šventų švenčiausia, tai yra teritorija. Ne tavo kūnui, bet tavo dvasiai, tavo širdžiai. Ir kai tu patenki tenai, ten yra medis, nešantis vaisių. Jo lapai gydyti tautoms. Ten gyvenimo upė. Ir tas medis taip pat vadinasi, pagal kontekstą, rojaus gyvenimo medis. Rojus graikiškai paradiso. Paradiso. Gal kažkada, jeigu norėčiau turėti vardinį numerį, gal ir pasirinkčiau paradiso, bet netinka per daug raidžių. Gal Edenas, Eden. Ir vaikai, tas Edenas yra žemė. Gal to neįkandama tai, bet tu atsimink šitos žodžius vieną dieną. Prašvisės. Labai pavojinga čia sakyti, kokį nori numerį, nes kažkada sakau, aš noriu numerį dar kitą, prie mano Zoje noriu Saint, angliškai šventasis. Saint. Žiūriu, Kaune jau nustvėrė tą numerį. Aš įtariu turbūt, kas ten nustvėrė. Nu gerai. Tai. Sakau, tau reikia. Tau nereikia, man reikia. Aš noriu reklamuoti Dievo valią šioje žemėje. O gal papasakau, ką nors apie dangų? Nieko nepapasakosiu. O kas bus, kai mes paliksim planetą? Nieko nepapasakosiu. Ir tu negali nieko pasakyti. Nes nieko nesako raštas, kas bus, kai paliksim planetą. Mes galim prisifantazuoti ir visą panašiai. Bet raštas viską sako ir viskas buvo pranašauta anuo metu. Kas turi ateiti. Ir kas turi ateiti, tai dangus turi nusileisti į žemę. Taip? Jeruzalė nusileidžia į žemę. Ir mes įeinam. Mūsų dvasia ten įeina. Kas įeina pro vartus. Už vartų, už sienos, nedorėliai. O tu viduje. Tu kažką ragauji, kad tu negali net paaiškinti. Mat sėdžiu aš kartais laimingas iki nežinau, ir negaliu paaiškinti, kaip aš laimingas. Nu kaip tu, kas tau čia yra, ką tu gavai, ką nors, nu nežinau, nu tiesiog kažkas kutena, kažkas tai vyksta, nu aš laimingas, nu. Suprantate? Jis sako, jūs džiaugsitės tuo, kūrėjas sako, jūs džiaugsitės tuo, ką aš sukursiu. Ir dar viena eilutė svarbi, jūs pamatysite, jūs regėsite. Gerai, jeigu čia apie tą Jeruzalę, tai aš paskaitysiu gal ne, jums iš mūsų jau mėgiamų skyrių. 65, ne? 65. Nuo 17 ir 18.
Štai aš kuriu naują dangų ir naują žemę. Suprantama, čia ne planetos. Ir žiūrėk, kaip jisai perėmė, ką jisai kūrė, jis vadina pradžioje dangus ir žemė, o po to iš karto kūrėjas vadina tai miestas, Jeruzalė. Ta pati ir Jonas sako 21 skyriui, pamačiau naują dangų ir naują žemę ir pamačiau Jeruzalę nusileidžiančią. Tas pats, ta pati kalba, čia apie tą patį. Štai aš kuriu naują dangų ir naują žemę. Senųjų nebeatsimins ir apie jos nebegalvos. Jūs džiaugsitės ir džiugausite amžinai tuo, ką aš sukursiu. Nes Jeruzalę sukursiu džiugauti ir jos žmonės džiaugsmui. Aš gėrėsiuosi Jeruzalę ir džiaugsiuosi savo tauta. Bet čia ne to eilutė, turbūt ten pas Joną parašyta. Ir jūs regėsite, jūs pamatysite. Reikia čia pamatyti tą dalyką. Kaip tu gali pamatyti? Jinai neregima yra. Ją galima pamatyti kartu su šventąja dvasia. Šventoji dvasia tau parodys šitą mistinę miestą. Dar kartą kviečiu jūs apsikabinkim šventąją dvasią ir draugaukime su šventąja dvasia, kaip tiesos dvasia. Aš noriu matyti. Aš noriu matyti. Tu vienintelis gali man parodyti, kas man Dievo numatyta ir dovanota. Nes aš gavau ne to religinio pasaulio dvasią, bet dvasią iš Dievo, kad suvokčiau, kas man Dievo dovanota. Tavo gyvenimas garantuotai keisis. Kai tu pradėsi tikėti, kad tai, kas buvo numatyta, jau startavo. Ir tu esi pilietis, tu esi gyventojas tų miestų. Suprask dvasiškai. Vis man ateina tą į mintį, Pauliaus eilutė sako, kad mes suprastume Dievo valią su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. Ką reiškia dvasiniu? Dvasiškai supras. Netiesmukiškai, dvasiškai supras. Nes visi įtikėję vaikai, nesubrendę, sieliniai krikščionys, jie nori matyti, čiupinėti, įrodymų ir jie tiesmukiškai viską vertina. Bet kai žmogus auga ir bręsta, jisai įvaldo pranašų žodyną. Jis kitaip mato. Jis supranta pranašų kalbą. Aš anksčiau nesuprasdavau angliškai, kai kalbėdavau. Po to išmokęs kažkiek anglų kalbos nuvažiavau į Londoną, ten vėl nesupratau. Man pasirodė, kad jie švediškai kalba. Jis kažką, vienu žodžiu, jis nesterlioja dar su manimi, nesišypso ir piktas, suprantate. Tai va. Tai aš turėjau išmokti jų ten tarmę tą visą, gromulavimą visą. Ne? Dabar jau gaudusi ir jos girdžiu. Škotą čia klausiau preteristą. Oi, kaip rabu, ten iš viso įdomu. Tai va. Tai nežinant kalbos, šventosios dvasios kalbos, jinai yra simbolių kalba, ne? Tu negali eiti tai. Laikas mokytis, laikas gilintis. Palikti tai, kas vaikiškai ir pradėti pagaliau gyventi. Gyventi. Žiūrėk, iš kur aš jaučiu laimę? Dar vienas mokslinis tavo įrodymas. Tiesa, aš pradėjau apie mokslininkę. Visai atrodo, kaip mokslininkė su akiniais. Ir jinai gali patvirtinti, kad yra mūsų organizme arba visi procesai, arba didžioji dalis valdoma hormonų. Kas tie hormonai? Tai yra tokia, aš nežinau net kaip paaiškinti. Jie turi savo funkcijas ir paleidžia kitas kažkokius procesus. Ir tarp tų visų hormonų yra toksai dopaminas, serotoninas. Ir dar vienas ten yra dar tai buvo mokslininkė. Žiūrėk, ne? Ir dabar, žinai, kas yra dopaminas? Jis yra atlygio hormonas. Kai tu padarai kažką, tu gauni laimės patyrimą. Pavyzdžiui, tu nori valgyti ir tu pavalgai ir sakai, gerai. Ane? Dievas tai būtinai įdėjo tau, nes jeigu tu negautum laimės pojūčio, tu badu mirtum. Ir visi kiti procesai, ne? Laimės hormonas, dopaminas, tas pagrindinis bent kurį mes minime. Žinokit, aš jums pasakysiu, kai ateina Dievo dvasia ir tu viską aiškiai matai, kai tau šitą knygą atidengta, tu įeini Dievo pasaulį,
dopaminas iki viršaus. Visi narkotikai, svaigalai, visi paleidžia dopaminą. Ir tu nori atkartoti tai. Bet su svaigalais yra taip, kad tu turėsi mokėti kainą. Aš kai buvau ant tų heroininių dalykų, turi mokėti kainą. 2 savaitės lonkės. Baisus dalykai. Aš sesė pasakoju apie COVID. Ten panašiai, žinau. 2 savaitės. Ir po to tu ten prasilaužys, kol daugiau nieko. Nu, truputį. Antrą seriją. Nes tu nori to malonumo. Iš kur tas malonumas? Prieš 15 metų aš bažnyčios klausiau. Bažnyčia, aš jums duodu užduotį. Suraskit malonumo centrą. Iš kur ateina tas pojūtis, kad tau malonu? Aš dar tada nežinojau apie dopaminą. Ir čia, žinokit, laimės hormonas. Ir jisai Dievui įdėtas, kad tu ieškotum laimės. Apie tą aš visur keliavau, laimės niekur neradau. Ir man suskamba žodis, aleliuja. Tai brangiai, aš šiandien per šitą pamoką, kur aš jūs lenkiu? Aš lenkiu, bet būtent į šitą dalyką mes pašaukti laimėjai. Dievas pašaukė. Apskritai kiekvienas žmogus sukūrė, kad jis būtų laimingas. Ir jisai nežino, kur surasti tos laimės. Vieną dalyką daryti. Oi, turėsiu daug pinigų, čia laimės. Pojūtis, kad aš galiu daug, gal ir laimingas. Dar per mažai tų pinigų, dar daugiau reikia, dar kažko, supranti. Ir kitas nustebė. Tai palauk, tu turi daug pinigų, kad tu laimingas. Ne, visų pirma, aš laimingas. Visų pirma, aš laimingas. Net kartais ir praradęs kažką tai. Nu ir kas? Ką mes šiandien senai nupirkom, kas netinka? Ai, valytuvą. Sniego valytuvą. Oi, nuolaida maksimui nusipirkti reikia sniego tą valytuvą. Brangesnį ten tokį. Viskis, koks tenai. Nusipirkom. Ir sakau, žmonai šiandien. Kažkur man šitą šuostę matyta jau. Ar tik nebus, kad mes jau tokį turim? Bet tai tu oi, koks aš kvailas, išleidau ten 15 eurų, nusipirkau ten tą. Nevanok savęs. Nusipirkai batus, kurie netinka, reikia atiduoti, ne? Dar ką nors nusipirkai, sudalyvavai kažkokiose ten, nežinau, finansinėse akcijose ten. Ne? Atleisk savo. Atleisk, tegu nedaužo tai tavęs. Eik toliau. Ne? Ne. Bet esmė ta šitos pamokos yra tai, kad Dievas tau duoda arba suplanavęs padaryti tave laimingu. Padaryti tave laimingu. Ir tos laimės pilnatvė yra jo aplinkoje. Kai tavo dvasia yra jo tiesoje. Kai tu esi tiesos garbintojas. Nes tokių garbintojų Tėvas ieško, kurie garbina jį dvasioje, nematomai dvasioje ir tiesoje arba tikrovėje. Ne viskas, kas šitoj knygoje yra tikrovė. Šitoj knygoje didelė dalis, galbūt parodysiu jums. Turbūt mes psalmės ir nepaskaitysime. Va tiek yra netikra. Čia iliustracijos tikrų dalykų. Įstatymas buvo šešėlis būsimų tuoj pasirodančių dalykų. Ten, kur žodis būsimų, visur neteisingai išversta. Įstatymas tuoj, netrukus pasirodančių dalykų šešėlis. Čia netikra, čia kopija. Tu statai gyvenimą ant kopijų? Ar ne laikas persikraustyti į tikrovę, kuri gyvena šiandien tavyje? O tu būsi tikrai super laimingas, atradęs tiesą ir joje gyvenantis. Ir garbinantis Tėvą, dvasioje ir tiesoje. Jis sako, jis pasilika mano žodį, jis tikrai pažins tiesą ir tiesa padarys jį laisvu nuo visų tų dalykų.
Ar eikite šlovintojai? Gal mes tada paskaitysime su muzika. 23 psalmę. Paskaitome. Ateikite, imkite. Tegul tai būna. Kas nors po to iš jūsų. Trečią psalmę, junkime nuo pradžios. Aš skaitau, klausykite dėmėj. Dovydas sako taip, viešpats yra mano ganytojas, aš nestokosiu, man nieko nepritrūks. Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų. Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo. Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes tu su manimi. Tavo lazda bei tavo ramstis nuramina mane. Tu paruošei man stalą mano priešų akivaizdoje, aliejumi man patepei galvą, mano taurė sklidina. Tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš gyvensiu viešpaties namuose per amžius. Štai tavo likimas, vaikė. Gerumas persekios tave. Gerumas eis iš paskos tavęs. Ir man tai buvo kaip gimtadienio dovana. Vakar švenčiau gimtadienį, 60+. Ir mano buvimas viešpatie 40 metų, kuris bus kitą šitą ateinantį pavasarį. Ir tarsi tik tai dabar pradėjau gyventi, džiaugtis, atradau Dievą, atradau tiesą, palaimingą man. Kuo tikiu, ką atradau, dalinuosi ir jums, su jumis. Kągi, tai aš paprašysiu sesę, galite ten tą mygtuką paspausti ir išjungti. Taigi, brangiai, tie, kurie stebit. Viskas.